Negaliu, smalsumas nugalėjo. Ką mes turim? Voštuvų tarpai. Įsiurbimo turėtų būti 0,17 arba 0,22. Išmetimo 0,22, 0,27. Sureguliavau, bet man žiauriai įdomu, kas čia vis dėlto yra. Nes jeigu taip paimti, sakykime, prie didesnės pusės 0,25, tai čia ne 0,25, labai net ne 0,25. Tai vat azartas paėmė ir vat norisi sužinoti, kasgi ten galėtų būti. Tai bandom. Kur sustosimės? Smagu viena ranka. Gerai, tuoj pasiruošiam ir bandom matuoti. Na ką, totalizatorius. 0,28, 0,3, 0,33, 0,35. Bandom. 0,28. Laisvai lenda. Reiškias virš normos smarkiai. Važiuojam toliau. 0,3. Tai. Laisvai lenda. Labai virš normos. 0,33. Lenda viskas čia dar labai. 0,35. Lenda, ne, reikia daugiau. Tai jaučiu, kad kiek. 0,38 imam. O 0,38. Paliuko ir žiūrim. Va, 0,38. Va, jau yra gerai. Tai va, vietoj 0, sakykime, 2,5 yra 0,38. Tokie tarpeliai. Ir kažkodėl blogai variklis dirba. Vat, taip truputį kalena. Aišku, kalena gal dar ir kitur, bet voštuvai tai žiaurūs tarpai. Tai vat, bandysim žiūrėti. Susireguliuojam, kūriam, žiūrim, kas bus. Na ką. Voštuvai susireguliavo. Mes viską susirinkom. Ir dabar, vat, šiaip kilo noras pasitikrinti laidus. Ir pasitikrinau, vienas laidas aprūdijęs, tai pateko vanduo ar kažkas, kažkas jam nepatiko. Gavosi taip, kad, tarkim, blogas kontaktas, bet patikrinus bendrai varža didelė, visų kitų yra tarp 3 ir 4 ohmų. Manau, kad pagal ilgį šiek tiek tas varijuoja, bet šį čia 15, einu ieškot geresnio laido truputuką.終了。